Good, this is the same nomenclature, Acrofix CA20, the first catalyst, CA means the catalyst. The next is the Digitate code to the old name, 20, and then we have the moderators, colorant, the thinner and cleaner, thinner, promoter, activator. Promoter, activator, it's normally for the 5-component system. Na ir vėl nomenklatūros pavyzdys, Acrofix CA0020, tai CA reiškia šiuo atveju katalizatorius ir pavyzdžiui, kai kurie komponentai naudojami tik tai su 5 komponentų medžiagomis dirbant, pavyzdžiui, promoter arba activator, tik tai jeigu yra 5 komponentų medžiaga. This last 3 things here, it's only for the special Acrofix 5-component system, and it's not so easy to handle this product, but it's developed for aquarium, to build aquarium sheets. Čia labai specialios paskirties produktams skirta pirmiausia didelių akvariumų lakštams, tai ties raidelės PR, AC ir C. Kitais atvejais šitie priedai nėra reikalingi. We have also for you a formula to find the right quantity if you make an area bonding. Taip pat dar turime parengę jums formulę, kaip apskaičiuoti jums reikalingas medžiagas, jeigu dirbate su plokštuminiu klijavimu. This formula is very helpful, in my opinion, for your daily work if you make area bondings. Manau, kad šitą formulę galite naudoti savo kasdieniniam darbe, plokštuminiam klijavimui. And we have here an example. Čia pateiksiu pavyzdį. An adhesive is to be made of Acrofix 190 with 4% catalyst Acrofix CA20 for picture glazing. Na pavyzdžiui, jeigu mums reikia pasigaminti klijus iš Acrofix 2R0190 su 4% sudėties katalizatoriumi Acrofix CA0020 ir norime patalpinti tenai nuotrauką. And for the picture glazing, don't forget we use the space export to have the good distance, or right distance between the bottom and the top sheet. Dar svarbu paminėti, kad jeigu norite patalpinti nuotrauką tarp lakštų, reikia labai svarbu išlaikyti tinkamą atstumą tarp lakštų. Picture mean such picture. Kalbu apie tokią nuotrauką, kaip laikau rankoje. It's not made with a normal printer. Čia nėra paprastų spausdintuvų spausdinti nuotrauką. We take through the normal photo, was heißt das Geschäft? Entwicklung. But it does not work with a printed picture. No. So it does not work with an inkjet print. You really have to use a picture of what you get from the special photoshops. Čia yra tam tikros kokybės nuotrauka turi būti, jos negalima tiesiog atsispausdinti namuose rašaliniu spausdintuvu. So we have here for this example a side from 32 cm up to 26 cm. Čia pavyzdys būtų išmatavimai 26 cm ir 32 cm aukštas. This is the brutto size. You need a bigger sizes. You have to cut afterwards. Ir vėliau tuos kampus jau reikės nupjauti ir sumažinti bendrą produktą. When we use this formula, the length multiplied with the width in centimeter, multiplied with a factor. Factor means we have overflow and we have the gap from 2 mm all in this factor. The factor is 0.3 up to 0.35 calculated. Tada formulė būtų tokia, paimtume ilgį centimetrais 32 ir plotį centimetrais 26 ir tuomet dar naudojamas koeficientas priklausomai nuo to, kiek medžiagos reikia panaudoti. Tai šiuo atveju būtų nuo 0,3 iki 0,35 ir gauname apie 250 gramų. Reikės tiek klijų. For this size we need in quantity
250 gram Agrifix. Va tiek Agrifix produkto mums reikės apie 250 gramų. So, then catalyst amount, the mass of the adhesive, 250 gram, means 100%. Calculated will spill over. Tada paskaičiuojama katalizatoriaus kiekis, paimamas klijų, kiek mums reikalinga klijų, tai 250 gramų. Katalizatorius reikalinga 4%, tai iš viso katalizatorius mums reikalinga 10 gramų. Where we are now, here? Or where we are now, here? Here. Here. Okay, you need in quantity 10 gram catalyst. Taigi reikės tokiam kiekiui klijų 10 gramų katalizatorius. So then you have the adhesive mixture. 190 gram means 240 gram. You have minus from the 100% from 250 gram, 10 gram. And 10 gram catalyst together, then you have 100% mass adhesives. Iš viso būtų tokie skaičiai 2R0190 Agrifix mums reikės 240 gramų, Agrifix CA0020 10 gramų ir iš viso bendra suma yra 250 gramų. Viso mišinio bendras kiekis. Katalizatoriaus ir klijų. Is this clear? Ar aiškus paskaičiavimas? So, preparing polymerization adhesive composition, mix in the following order if all additives are used. At first, the adhesive, if you need optional the thinner, maybe then the colorant, then the regulator, and last not least the harder. Ir čia pateikiama kokia tvarka sumaišomos medžiagos. Pirmiausia, klijai. How do you explain thinner? Thinner. Yes, what is it? Thinner. Yes, what? Verdünner in German. Verdünner, like thinner and cleaner, 30 for example. Pavyzdžiui, TC0030 produktas, paskui vežiklis, paskui reguliatorius ir paskui standiklis. Ir maišoma būtent tokia tvarka. Jeigu reikalingos visos medžiagos, suprantama. Mix thoroughly, 1 up to 3 minutes by hand. Išmaišyti reikia labai tolygiai ir tam reikia nuo 1 iki 3 minučių. Remove and drip bubbles, leave to stand covered for 10 minutes or place vessel in vacuum desiccator. Tuomet sumaišius reikia pašalinti susidariusius oro burbuliukus. Tam reikia uždengti medžiagą 10 minučių, arba jeigu norite greičiau, tai reikia panaudoti tą oro ištraukimo mechanizmą. The solvent types of the one component polymerization adhesives, no preparation of adhesive required. Bet jeigu naudojami tirpūs klijai su vienu komponentu klijais, tada iš viso atskiro parengimo klijams nereikia. So, Gerald, bitte. So, now we mix Agrifix. Dabar parodysiu, kaip tai daroma praktiškai. For example, in total 100 gram means 100%. We use 3% catalyst inside, 3% from 100 gram, round about 3 gram. Tai jeigu pasirinksime Agrifix klijus, tam reikės katalizatorius 3%. We need Kiekio. 97 gram Agrifix and 3 gram catalyst. Šiuo atveju paimsim 97 gramus klijų ir 3% katalizatorius. Now these are now round about 97 gram. Dabar maždaug tiek ir įpyliau, 97 gramus klijų. And now I take the pipette. Tada imu pipetę į ranką ir darau katalizatorių.
3 gram, around about 3 milliliter. Man reikia 3 procentų, tai šiuo atveju reikės apie 3 mililitrų. This is now around about 2.5. Tai paėmė apie 2,5 mililitro. So now we have here a small problem. It comes from the air condition here. Dabar čia mums truputį sudėtingiau dirbti, nes patalpoje yra įjungtas kondicionavimas. Go over the surface and you see some skin on the surface. Jau matote, kad paviršiuje susidaro plutelė tokia nedidelė. Now you have to mix thoroughly. Tada reikia viską gerai išmaišyti. 1 minute up to 3, don't forget it. Kaip sakiau, nuo 1 iki 3 minučių tam reikia skirti. Or you can use a stir, but for a small quantity, it's better to use a stick. Kaip sakiau, nereikia specialios įrangos maišyti mažą kiekį, tai čia paprasčiausia mentelė labai tinka. Now you see we have a lot of bubbles inside. Matote, susidarė daug burbuliukų stiklinėje. Now I'm finished. Išmaišiau dabar. Now we have to wait now. The bubbles come out automatically. We have to protect the beaker with a plexiglass sheet. Dabar reikia palaukti, kad burbuliukai išeitų į paviršių. Tam geriausiai pridengti indelį plexiglass plokštelę. Why we do that? It's not possible now. The dirt is falling on inside of the beaker. O pridengti reikia, kad nepatektų iš aplinkos tiesiog esantis nešvarumai mums į mišinį. And it's not possible for to build a skin on the surface. Ir be to paviršiuje dabar mišinio nebesusidarys plėvelė. After around about 10 minutes, the bubbles are out and then you can work with that. Maždaug po 10 minučių burbuliukai pasišalins, tada bus mišinys tinkamas